Mykolo Romerio universitetas, kur turi filialus Vilniuje ir Kaune, tai gan didelis, apie 21 000 studentų. Kaune yra 6 aukštosios mokyklos, tai Kauno technologijos universitetas, pats didžiausias, apie 17 000 studentų, Lietuvos žemės universitetas, Vytauto universitetas, jau pasiekė beveik 10 000 studentų, Kauno medicinos akademija, Lietuvos kūno ir kultūros institutas, Lietuvos veterinarijos akademija. Kaip matote, panašus tiek universitetai, kaip ir buvo nepriklausomybės laikotarpį, bet kai kodėl ir kiti atsidarė naują. Tuo pačiu veikia Klaipėdos universitetas ir Šiaulių universitetas. Yra taip pat tarptautinė Bernešino mokykla, kur yra privatis su filialas Vilniuje ir Kaune. Aš gal tik trumpai apie Vytauto didžiojo universiteto atkūrimą. Vytauto didžiojo atkūrimo aktas ir mokslinė koncepcija buvo paskelbta 1189 metais, balandžio 20 dieną, 6-ojo mokslo ir kūrybos simpoziumo metu Čikagoje, kur man teko garbė būti tos programos mokslininkų pirkti. Tada Lietuvos aukščiausia taryba 80 metais buvo priimta atidaryti Vytauto didžiojo universitetą. Buvo išrinktas senatas, kaip ir Laurynas minėjo, 48 senatoriai buvo iš Išeivijos ir man teko garbė būti vienas iš jų, kiti 48 buvo iš Lietuvos. Vytauto didžiojo universitetas buvo atkurtas kaip savarankiška aukštųjų studijų ir mokslo institutas. Patys pirmieji rektoriai, pirmas tai buvo Alginas Avižėnis, taip pat baigęs tą patį universitetą kaip ir aš, Illinois, dabar Kalifornijoje profesorius, po to buvo Vaškelis, Illinois universiteto Čikagoje profesorius, sekė po to Kaminskas, fizikas ir dabar yra Arvidas Lydelis. Padarytas gan geras procesas, gan stipri finansinė mokslinė bazė ir nemažą pagalbos Vytauto didžiojo universitetas gavo iš užsienio lietuvių. Kanados, Amerikos, Australijos